šokoladas. Na, šokoladinis vyšnių pyragas yra tikra klasika desertų pasaulyje. Aš labai mėgstu tokius sodrius, nesausus, saldžius šokoladinius pyragus. Labai norėjau parodyti jums, kaip pasigaminti šį pyragą, nes labai mažai pastangų, o efektas tiesiog wow. Pasigaminkim. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Pyragą suklijuosim pakankamai greitai, todėl pradedam nuo to, kad įsijungiam orkaitę. 175 laipsniai su ventiliatoriaus funkcija. Šitame pyrage bus tikrai daug vyšnių, na, jeigu sversite maždaug 400 gramų arba 2-3 stiklinės. Tik prieš ruošiant reikėtų 10-15 minučių palaikyti, kad jos šiek tiek atsileistų. Ir tuomet, na, kokie 4 šaukštai cukraus, jeigu būtų tiksliam 70 gramų, ir šaukštas kukurūzų krakmolo. Kukurūzų krakmolas bus reikalingas tam, kad išsiskyrusios vyšnių sultys susirištų. Ta prasme, jos kad neišgaruotų, o liktų pyrage ir pasidarytų tarsi tokia vyšninis sirupas. Jeigu turite keptuvę, kuri tinkama kepti ir orkaitėje, jinai tinka. Į dugną įtesiu popieriaus, kad vyšnios nepriliptų, ir supilu visas vyšnias. Vyšniomis stengiuosi užpildyti visus tarpelius, nes vėliau pyragą iškepę apversim. Taigi norisi, kad dabar dugnas paskui viršus būtų kuo tolygesnis. Kol kas atidedam į šoną ir paruošiu tešlą. Čia atskirsim sausus ir šlapius ingredientus. Taigi pirmiausia, sausi ingredientai – miltai. Stiklinę miltų arba 120 gramų. Rekomenduoju išsijoti. Beje, taip pat reikės kepimo miltelių pusantro šaukštelio. Kepimo miltelius iškart įdedu į miltus, kad sijojant iš karto išsimaišytų. Taip pat kakava. Kakavos reikėtų, vėlgi, jeigu sversit 45 gramai arba 3-4, štai tokie didesni šaukštai. Kakava yra smulkesnis toks negu miltai dalykas, todėl greičiau pagauna drėgmę ir dažnai būna su tokiais gumuliukais, tad sijoti ją yra būtina. Ir cukrus stiklinė arba 200 gramų. Viską išmaišau ir sudėsime šlapius ingredientus. Na, aš jau ne pirmam recepte į kažkokį šokoladinį desertą pilu kavą. Taigi 100 ml espreso kavos šiek tiek numažina saldumą ir sustiprina kakavos skonį. Taigi gaunasi toks skaniai šokoladinis pyragas. 100 ml espreso kavos, 50 ml augalinio aliejaus. Geriausia, kad būtų kuo neutralesnio skonio. 2 kiaušiniai, žinoma, tik laisvai laikomų vištų. Šimtas mililitrų kefyro, pusę šaukštelio valgomosios sodos. Vien kepimo miltelių jį išpurenti neužtenka, todėl reikia įdėti ir maistinės sodos. Ją reikia, taip sakant, užgesinti. Ir tam puikiai tinka kefyras. Šlakelis vanilės ir visą masę plaksiu su šluotele, pakankamai greita eiga, 2 minutės. Iš pradžių iš lėto išmaišom, kad nepradėtų taškytis ir susijungus ingredientams didinam apsukas ir plakam. Masė paruošta, orkaitė taip pat įkaitus, bet prieš užpilant ir dedant kept dar vienas ingredientas. Na, koks šokoladinis pyragas be šokolado. Naudosiu juodąjį šokoladą ir noriu vieną dalyką parodyti, nes dažnai iškyla toks klausimas. Žmonės galvoja, kad jeigu šokoladas būna pabalęs, tai jis jau yra sugedęs.
Tikrai ne. Kakavos sviesto kristalai laikui bėgant, tarkim patalpoje esant šalčiau, svyruojant temperatūrai, tie kristalai išeina į paviršių. Ir tas pabalimas būtent šokolado yra tų kakavos sviesto kristalų išėjimas į paviršių. Nes jeigu aš paimsiu šokoladą ir truputėlį palaikysiu rankose, jis nuo šilumos ištirps tas kakavos sviestas ir šokoladas vėl įgaus savo spalvą. Tai tikrai nebijokit, jeigu šokoladas būna truputėlį pabalęs, jam nieko neatsitiko. O aš jo pribarstysiu ant vyšnių, kad vėliau būtų tarsi toks šokoladinis įdaras. Ir dabar ant viršaus tolygiai užpilu paruoštą pyrago masę. Ir dedam į orkaitę. Kepsim 30-35 minutės. Vėliau įbedus pagaliuką reikia, kad jisai būtų neaplipęs tešla. Tuomet pyragas iškepęs. Kvepia visa virtuvė. Tikras šokoladinis pyragas. Na, turėkit omeny, jeigu vyšnios dar būna labai šaltos, beveik sušalusios, kepimo laikas pailgėja 5 ar 10 minučių. Tad būtinai tikrinkit mediniu pagaliuku, ar pyragas yra iškepęs. Šitas pyragas yra apverstas pyragas. Tad, kad apversti, reikia palaukti maždaug 10 minučių, kad truputėlį atvėstų kraštai, apverčiam ir valgom, kol dar šiltas. O kaip pasigaminti, jeigu netyčia praleidote visą procesą, galite sužinoti užsukę į gardugardu.lt bei mūsų socialinius tinklus. Dėkoju mūsų laidos rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki!